Šiandien iš Ukrainos atkeliauja įdomios naujienos. Čia Ukraina pradėjo kurti savo karinį palydovinės komunikacijos tinklą, žyminti ryžtingą žingsnį į kosmosą ir padedantį pamatus suvereniai orbitiniai infrastruktūrai. Šis žingsnis žymi esminę transformaciją, skirtą paremti Ukrainos ginkluotąsias pajėgas ir jų kovos būdus. Ukraina šį pokytį grindžia Stetman projektu, kurio tikslas sukurti nacionalinį palydovinės komunikacijos tinklą kariniams poreikiams. Sistema kuriama per USAT Nano iniciatyvą, kurios tikslas paleisti mažų palydovų žvaigždyną, perduodantį saugius duomenis tarp sausumos dalinių ir vadovavimo struktūrų visoje mūšio lauko teritorijoje. Šie palydovai planuojami žemoje Žemės orbitoje, kad būtų pakankamai arti, sumažintų signalo vėlavimą ir užtikrintų platų aprėptį, leidžiančią Ukrainos daliniams greitai keistis duomenimis, kai fronto linija keičiasi. Tinklas kuriamas 5 kartos pagrindu, todėl gali vienu metu aptarnauti daugybę prijungtų terminalų, išlaikydamas stabilės, didelės talpos duomenų jungtis net ir esant dideliam operaciniam apkrovimui. Pirmieji palydovai turėtų būti pradėti leisti 2026 metų pabaigoje, o papildomi paleidimai tęsis iki 2027. Pirmaisiais tarnybos metais sistema turėtų aptarnauti nuo 30 iki 50 tūkstančių karinių komunikacijos terminalų. Kai iki 2027 metų palydovų žvaigždynas išsiplės iki maždaug 120 palydovų, aprėptis gerokai padidės, leisdama daug daugiau terminalų veikti vienu metu ir sustiprindama mūšio lauko komunikacijos atsparumą bei patikimumą. Tai svarbu, nes suteikia Ukrainai dedikuotą komunikacijos kanalą, kuris gali perduoti dronų vaizdo įrašus, taikinių koordinates ir vadovavimo įsakymus net tada, kai antžeminiai tinklai yra blokuojami ar sugadinti. Tai sutrumpina laiką tarp aptikimo ir smūgio, taip pat leidžia išsklaidytiems daliniams koordinuotis realiu laiku net ir priešiškomis sąlygomis. Tai užtikrins saugią komunikaciją ir stabilę ryšio infrastruktūrą mūšio lauke, net ir esant intensyviam priešo trukdymui bei elektroniniam karui, nes šiuolaikinis mūšio laukas labai priklauso nuo nuolatinio informacijos srauto, o kai komunikacija nutrūksta, griūva koordinacija ir vienybė. Dedikuotas palydovinis tinklas sprendžia šią problemą, perduodamas informaciją saugiai per kosmosą, o ne pasikliaudamas pažeidžiamą antžeminę infrastruktūrą, leidžiant vadams palaikyti ryšį ir kontrolę su išsklaidytais daliniais net ir labai ginčiamoje mūšio lauko aplinkoje. Šio pranašumo svarba labiausiai išryškėja, kai Ukraina gali naudoti žvalgybą ir taikinių nustatymą, sujungtą į vienas darbo eigą. Dronų operatoriams reikalingos stabilios ryšio linijos, kad galėtų valdyti bepiločius įrenginius ir perduoti žvalgybinį vaizdo įrašą į vadavietės, o artilerijos daliniai remiasi patikimais duomenų kanalais, kad gautų taikinių koordinates, kurias generuoja žvalgybiniai dronai arba priekiniai stebėtojai. Kai šie ryšiai išlieka veikiantys net ir esant elektroniniam trukdymui, vadai gali priimti greitesnius ir tikslesnius sprendimus, nes mūšio lauko duomenys nenutrūkstamai teka per kosminius kanalus. Duomenų dalymasis realiu laiku sutrumpina laiką tarp aptikimo ir smūgio, o tai pagerina tikslių smūgių ir koordinuotų manevrų efektyvumą. Be šių operacinių pranašumų, nacionalinio palydovų žvaigždyno kūrimas reiškia struktūrinį pokytį Ukrainos karinės infrastruktūros srityje. Anksčiau Ukraina labai rėmėsi išoriniais ryšio tinklais, kuriuos teikia sąjungininkų partneriai ar komercinės įmonės, jie atliko lemiamą vaidmenį karo metu, tačiau liko už Ukrainos tiesioginės kontrolės ribų, taip sukurdami pažeidžiamumų. Nepriklausomo palydovinio tinklo kūrimas sumažina šias rizikas, suteikdamas Ukrainai suverenią kontrolę svarbioje karinės komunikacijos sistemos dalyje ir užtikrindamas, kad tinklas galės veikti nepriklausomai nuo išorinių veikėjų politinių sprendimų ar užsienio infrastruktūrą paveikiančių sutrikimų. Ši sistema nėra skirta pakeisti esamų tinklų, tokių kaip Starlink, kuris karo metu pasirodė itin efektyvus, o veikiau veikti kaip suvereni atsarginė priemonė, užtikrinanti nepriklausomą ryšio galimybę bet kokioje situacijoje. Apskritai, Ukrainos palydovų žvaigždyno sukūrimas reiškia strateginį atnaujinimą, kuris perkelia šalį į suverenių kosminių technologijų karo erą. Jei Stetman sistema bus įdiegta plačiu mastu, Ukraina galėtų valdyti vieną atspariausių karinių ryšio tinklų Europoje, sustiprindama savo komunikaciją ir koordinaciją net ir esant rimtam elektroniniam karui, taip įgydama reikšmingą pranašumą prieš priešą. Priešingai, Rusija vis dar neturi panašaus žemojo orbitos karinio ryšio žvaigždyno, nes jos planuojamas Rassvet palydovų tinklas susiduria su nuolatiniais vėlavimais.
Ilgalaikėje perspektyvoje Ukraina taip pat galėtų naudoti šią galimybę, kad teiktų saugias palydovinio ryšio paslaugas regioniniams partneriams.